5-6 mazgus. Oi, metrus per sekundę, vadinasi, galim dvigubint. Praktiškai 10-12 mazgų į nosį dabar gaunam. Turėtų už porą valandų visai nusiraminti vėjas. Dar likusi banga iš prieš tai buvusio vėjo. Bet nieko, viskas neblogai. Čia va šita šiaurinė dalis visa, Svalbardo šitų salynų. Tai suprantat, čia yra buvę šiauriausios banginių medžiotojų vietos, kurie medžiodavo banginius, lydydavo taukus, viską. Čia net ant kranto praktiškai negaliu užlipti. Turiu saldainukų. Labai geri saldainėliai, žinokit. Kažkaip tikrai įpratau. Best Fisherman's Friends. Visada turiu. Vienoj šturmuotėj, kitoj šturmuotėj. Negerai. Viskas laikas per žiūroną žiūrėti. Taip įdomu. Ir kadangi labai netoli kranto plaukiu, tai apžiūrinėju kiekvieną įlanką, kiekvieną salelę. Gal pamatysiu mešką, kokią ar trobelę. Vienu žodžiu. Na, yra ką veikti, yra ką. O kai netemsta, tai iš vis pasaka, bet iki netemsta mes dar turime šiandien 7, tai nuo 23 pradės jau tempt. Nu tai va dar, na, geras 2 savaitės. Veiksmas naktį iš karto, rai tik tai pasitaiso. O, gražus laivelis. Jau pasidariau kavos, jau trupučiuką miegas ir toksai pareina ir nuovargis jau. Šiek tiek šalta jūroje. Na, kaip visada. Tiek čia, tiek Baltijoje šalta. Jau liko 9 jūrmilės, kada galėsiu va ten pasukti. Palaukit, va taip, va ten va, pasukti. Tai va, šiaip oras labai geras. Tai geriu kavą, grožiuosi, žiūriu per žiūroną, priekyje matau kruzaką, kuris irgi bando įsukti į Woodfjorden. Ir šiandieną dar plauksim viso, man atrodo, 40 jūrmilių iki tų šiltųjų versmių. Tai va, tai tokia romantika. Kavytė skaniai kvepia. Sumalta nesenai. Nu tai va, daugiau tai viskas ramiai. Sėdžiu, grožiuosi, ilsiuosi. Ir viskas. Šiandien gaudysim irgi gal žuvį. Pažiūrėjau va kelis ežeriukus. Reikia šturmuoti, nieko čia nebus kitaip. Matau. Jūrlapyje pasižymėjau, kur esam. Kur maždaug sukti, kiek laipsnių nusukti nuo žemyno, nes elektroninis jūrlapis neveikia visiškai. Elektroninis jūrlapis baigėsi, bet vėl čia va išlysim. Va čia vėl išlysim, o čia mes dabar va matot, kur esam. Kada ten sako, pradeda rausti dangus 3:30. Galbūt. 6 valandos ryto. Įplaukinėjau į Woodfjorden. Plaukiu šiek tiek toliau kažkaip tai nuo kranto šį kartą. Va, kaip viskas gražu, tyku, ramu. Visai gerai čia pro jūrą prasėjom šį kartą. Be didelių bangavimų. Nu, va ten yra ežeras, jame greičiausiai stosim žvejoti, jeigu tik tai leis oras ir nebus didelio bangavimo, nes ten nėra tokios labai įlankos. Tai va, tai jau reikia, ir čia kai sako, kur čia tos raudonos žuvies gauti viską, tai sakiau, jau darysim konsiliumą ir jaučiu, kad lipsim į krantą, gal net visi kartu.
ruonis. Pusė 9 ryto, liko dar plaukti 1,5 valandos. Kažkur dingo man čekai iš horizonto. Nesuprantu, kur jie dingo. Ir dar plaukė toksai Lenkų laivelis, norėjo vieną pusę persimesti ir kaip ir trupučiuką persimetė, bet sakė, daugiau nebeina plaukti. Labai stiprus vėjas, tiesiog nepaplaukė, vietoj stovi. Tai grįžo atgal, tai neatrašė man į žinutę nieko, tai gal ilsisi, gal miega, sunku pasakyti. Bet dieną, manau, atsigaus ir susisieksim, įdomu, kaip jiem ten sekėsi iš tikrųjų. O aš dabar va plaukiu jau, toj būsim prie tų karštųjų srovių. O vaizdai čia kokį, oi, gražu. Arti kranto, gal eisim čia kur į tundrą pasivaikščiot, gal kokių ragų parinkt. Bet pirmiausia, tai noriu numigti kelias valandas, šiek tiek pailsėti, atsigauti, nes sušalau trupučiuką. Bet labai superinis oras, labai. Šiandien turėtų būti visą dieną, va taip va, tylu, ramu, tai ir ant kranto fainai, ir jūroje fainai, tai va. Ką? Nenoriu, suvalgiau obuolį, išgersiu arbatos, eisiu pailsėti porą valandų. Čia tai tikrai daug gražiau. Ir žalumos jau tokios yra, jau taip atšiauriai neatrodo, kaip kad kur prieš tai buvom vien tik tai akmenai, čia kažkaip tai ir žaliau. O va štai tenais prieki. Va kažkur prie to ledyno panašu. Yra karštosios versmės. Čia kai dingo. Per radijo ryšį niekaip neprisišaukiau šių. Gal kas nutiko, tai tokiu atstumu atsiliko visai protingu. Nu gerai, 5 jūrmylėm ten maksimum 8, dabar tai visai nesimatyti horizonte. Šaukiu per raciją neatsiliepia. Na gerai, pamiegosiu tą laiką porą valandų, kol jie atvyks. Nes jie vis tiek ten 5, tai jiems lengviau yra vairuoti negu mums. 11 valandų atplaukiam iki karštųjų versmių, laukiam tik tai čekų. Įspūdingos vietos, tikrai labai gražios. Prašau, kokioje vietoje nuleidau inkarą. Ledynas prie pat. Nu, tokios visur kalvos. Čekų nematyt. Kažkas turbūt nutiko. Labai per daug atsiliko, ja, labai daug. Nu ką, viskas. Einu išgersiu arbatos ir einu pamiegosiu porą valandų. Pasimatysim neužilgo. Pasnaudžiau keletą valandėlių, taip tokių zuikių miegų. Labai supa, žiauriai supa ir matau, kad mūsų kolegos tokioje, manau, ramesnėje vietoje prisišvartavo, stiebo galiukas kyšo tik tai mes plaukiam dabar iki jų, ten nuleisim inkarą ir pažiūrėsim, gal išeisim į krantą. Nu, pasitarsim, ką toliau veikiam, kur toliau plaukiam ir kur toliau nakvojam. Toksai mūsų stalas po šio dieninio plaukimo. Raugintų agurkų sriubytė su perliniam kruopom. Ir su muštekai. Išlipom į krantą vėl. Dabar jau šį kartą eisim į šiltas versmes. Tai va, truputėlį pasivaikščiot. Po poros plaukimo, porą valandų nusnaudžiau, Živilė padarė pusryčius tokiu metu, nes dabar yra 3:30. Tai va, einam, praseisim porą kilometrų. Dingiuką va taip, variklio nekabinom. Laivas ten, 300 metrų pairkluot, tykus vandenėlis, visą dieną turėtų būti tykus, tai ir parplauksim su irkliukais. Nereikia tampyto variklio 25 kg sverinti. Aplamai, toks dingis, tokį variklį, tai turi būti sugalvota laive. Kaip jį gražiai nuleisti, nes vienam žmogui kilnoti tokius svorius, čia yra nesąmonė. Čia tuo išvarža bus ir bus daugiau problemų. Tai va, tai gailiuosi labai, kad nepasiėmė savo dingiko pripučiamo su lengvesniu varikliuku. Kokį mažaliuką radau. Teks pasiimti. Toks žalias, vyčių ilgai gulėjęs. Dėl ko čia tokia spalva, Kęstuti, nuo tų kalnų? Neįsivaizduoju. Ai, taip, nuo kalnų, bet kas duoda. Tai kokį nors, nežinau, elementai. Taip. Spalva tai įspūdinga šitų. Ir vanduo tokios pats spalvos kaip šiti kalnai. O rastų kiek? Vienu žodžiu, trobeles galima statyti ir lauželius kuriant be problemų.
O ten stoja mūsų laiveliai. Grįžta čekai iš versmių. Irgi varikliukas girdėjau gesta. Taip, matai, čia Samanos yra. Ir jam čia yra ką veikti, ten kur buvom, kur akmenai, tai ką jam ten veikti, dieve. Valgyt nėra, nieko nėra, tai ką jam ten veikti, tiem elniam. Dabar palauksim kapitono ir Pavelo dar. Mes eisim į tolimesnės versmes. O kalbant apie Lenkus, pasirodo Lenkai turėjo traumą. Tai čia to geizeriukai, ne? Sūrus? Ne, bet tai drungnas toksai. Palėtei? Aišku, ribūnais. Čiupinėjai tokį Svalbardę. Tokia problema. Labai tekančios upės iš kalnų, iš ledynų ir labai yra sunku praeiti. Labai didelė srovė. Kęstučiukas tai dirba už gidą praktiškai. Saugau ir savus, ir svetimus. Ir svetimo įgulą, nes ten, žiūriu, čekai klajoja, vienas ten, kitas ten, vienas kitą vos mato. Tai Kęstučiukas laukia dabar kapitono, o jie dviese su ginklu grįš atgal. O mes žiūrimės, grožimės gamta, nes tikrai labai gražu. Aplinkui eisime į kitą geizerį, tas 5 kilometrai, kirsti ten kokias 5 upes raunės tokias. Nu, neverta, tikrai neverta. Geriau pailsėsim, laive pasiruošim, žemėlapius, pasitvarkysim viską. Neėmė variklio žaidė labai. Nu ne, neprisispaudžia. Dabar rankytėm. Labai sunku kelt variklį. Tai irkluojam, taip rankytėm. Nusprendėm labai tikus vakaras, tai biškį prasimankštins vakar koja, šiandien rankos. Dirba rankytėm, dirba. Tai aš tai galiu, bet iki laivelio visai netoli. Neblogai šiandien pavaikščiojom. Pažiūrėjom tik tai vieną versmę, nes kita praktiškai ten labai nepraeinama tokia. Viskas teka iš ledynų. Tokį labai sraunų upeliai, tai niekas nepraėjo. Tai tiesiog pakalbėjom su Pavelu. Čia kuburiuotojų labai nemažai, istorijų visokių papasakojų įdomių. Nu ir viskas, dabar jau vėl prasidėjo vėjukas prieš viršinės į nosį nuo fjordo pučia. Tai 15, tai 20 mazgų, tai taip ūkauja labai smarkiai. Tai dabar ką mes pavalgom menkės pagautos, labai skaniai, žinokit, menkė. Tokia balta mėsytė, kad jūs neįsivaizduojate. Bet labai gerai išsimarinavusi. Jo, labai skaniai, matot kokia balta mėsytė, tai čia niekur negausi tokios. No, tai va, prašau. Dar paskui sakiau, pažiūrėsiu jūrlapius. Kadangi šiandien yra rugpjūčio 8 diena, tai dar turim kokias rezervę 5 dienas, per kurias turim nuspręsti, ką daryti. Ar plaukti į kitą pusę, ar po truputėlį jau grįžinėti atgal. Bet gal apie tai rytoj papasakosiu ir parodysiu ant jūrlapių, nes dar turiu sužymėti įlankas ir išlaukti per 5 dienas tinkamo lango oro. Ir dar kai kokių situacijų aš jums papasakosiu, kas nutiko su Diana Lauren jachta. Tai yra įgulos nariais. Viskas, visiems gero vakaro. Ir aš šiandien pavargęs, nemiegojęs daugiau negu parą, pavalgau ir numiegoti. Labanakt. Labą dieną. Truputį saulė šviečia per langą. Taip, šiandien yra rugpjūčio 9 diena ir 1 valanda dienos. Truputėlį buvom išvargę po to parinio plaukimo, dar paskui vakar ėjome prie šiltųjų versmių, vaikščiom, tai vienu žodžiu šiandien taip vėlai atsikėlėm, bet mūsų kolegos čekai irgi labai nesiskubina iš laivo. Na ir aš nuo pačio ryto jau dėlioju mūsų maršrutą, kadangi mes, kaip minėjau, žadame apiplaukti Svalbardo salyną, tačiau yra tokia viena vieta, tokia problematiška, kur pastoviai laikosi labai stiprūs vienos krypties vėjai. Ir norint perplaukti tą vietą, būtina, kad tie vėjai nurimtų. Kadangi 30-40 mazgų į nosį, tai niekaip nepaplauksi. Tai nuo pat ryto pasižiūrėjau visus jūrlapius, pasiskaičiavau jūrmylės, pasižiūrėjau orų prognozę. Aišku, orų prognozė yra orų prognozė, tai yra viskas labai preliminaru. Bet susirašiau valandų tikslumu, būtent nuo šios dienos. Ir dabar pasižiūrėsiu vakare,
rytoj iš ryto ir tikrinsiu, ar tą pačią tendenciją išlaiko, ar labai smarkiai keičiasi. Vadinasi, iki 13 dienos nepavyksta, tai yra kaip ir deadline'as, vadinasi, mes turime grįžti, suktis atgal ir plaukti per vakarinę Špicbergeno dalį pro Longyearbyeną namo. Tai dar užims pakankamai daugiau laiko, daugiau jūrmilių susidarys, bet kito kelio kaip ir nėra, nes mes turime būti jau prieš paskutinę savaitę, vadinasi apie 24-25 dieną turime būti Tromse. Tai vienu žodžiu, viso dabar nuo šios dienos, nuo rugpjūčio 9 dienos turime 15 dienų kirsti Svalbardą per, laivas sukasi per Hinlupen sąsiaurį, per Lokių salą ir tada arba į Tromsą, arba Nordkapą, nėra svarbu kur iš tikrųjų, bet per šias 15 dienų turi sutapti, sutikti orai tiek vienoj pusėje, tiek kitoj pusėje. Faktas, kad reikės kažkur vieną dieną kitą palaukti, bet, na, taip yra. Taip yra. Čia buriavimas jau toks dalykas, ne taip kaip tu nori, bet taip kaip gamta dėsto sąlygas ir tu jų turi laikytis. Aišku, bus iššūkis, kadangi toj parodysiu jums jūrlapį, tai nes, suprantat, net nėra pažymėta nei kliučių, nei akmenų, nieko, absoliučiai. Štai va, matot, tai mums nuo šito iškišulio reikės nuplaukti iki va štai čia, kur yra Moselbukta, o čia yra unsurveyed area, vadinasi, čia yra neištirtas plotas, tai neaišku, čia yra toksai kaip keliukas padarytas, nes gali į šitą Mosel lagūną, kaip suprantu, įplaukti, čia toksai yra sąsiauris, toks labai praėjimas nedidelis. Gali čia užlysti, bet neaišku, čia visiškai niekas, tai labai turi atsargiai gerų orų, gerų matomumų, kažkaip tai ar tai čia įplaukti, nes akmenų gali būti visur. Jeigu ar kylių užkliudytum, gali prasidėti didelių problemų, gali ir vairą, ir plunksną sulaužyti, ir viską, ir vienu žodžiu, viskas kiek įmanoma turi būti apgalvota taip, kad sumažinti riziką nuo įvairiausių nelaimingų atsitikimų. Na, o dabar laukiu dar čekų. Kapitonas ateis, kapitonui kažkas ten kirkšnys skauda, ar ten išvaža, ar kas dar turi apžiūrėti. Ir aptarsim jų planus. Aš jiems parodysiu, ką aš esu sugalvojęs, koks yra mano maršrutas. Na ir aš vis tiek įtariu, kad kooperuosimės daugiau mažiau, nes jie irgi tokiu metu turi būti Tromse, jie irgi nelabai turi pasirinkimo didelio. Nors jų yra ir daugiau, tai kartais niekiekis lemia, bet aišku, jiems yra daug lengviau. Tai pasišnekėsim ir pažiūrėsim, ką čia nuspręsim. Tai šiandien dar žadam paplaukti 10 jūrmilių į tokią įlanką saugę. Čia trupučiuką supa, labai vėjai pučia, eina sunkiai išmiegoti, tas laivas į visas pusės varinėja. Tai dar padarysim popietinį plaukimą kelių valandų, tuo pačiu akumuliatorius pasikraus. Čia kaip pabiški ruošiasi pas mus, pašnekėsim, pasitarsim, apkalbėsim viską. It's ladder here, so... Stiprus vėjas jos neša trupučiuką. A little bit video for documentation how we are sitting in the bay near Vulcanhamna, 2025, August 9th. We have some friendly moments. Yeah, friendly moment. We have some Czech beers, and so cheers, guys. Cheers. Cheers. Pavelui pyliau trupučiuką tekilos, citrinos. Tai dabar taip sėdim. Ir mes aptarinėjom trupučiuką planą, parodžiau, kokį planelį sudariau šį rytą. Pažiūrėjom orus, viską ir laikomės kol kas mano maršruto dabar, jeigu orai nepaves. Gerai, pasėdėjome čia. Tada, точно. Pavel, captain. Captain, yeah? Don't forget, come to me, I will look you, okay? Sorry? I will look you. Okay. Išleidom čekus, labai fainai pašnekėjom, tikrai labai fainai matosi žmonės, viską tai aptarėm rytojaus maršrutą, viskas ok. Šiandien nutarėm likti čia, nes dabar vėl reikės pakelti inkarą, kitoje įlankoje nuleisti inkarą, oras fainas, vėjas nepučia, saulė šviečia, ganėtinai šilta. Mes dabar valgome šašlykus, rauginti agurkai dar iš Lietuvos, va štai taip, ir vakarosim, ir
Viskas, ilsėsimės ir ruošimės rytojaus plaukimui, nusimato 40 jūrmilių. Taip, kas čia dar liko iš maistelio? Lašinukai matau. Dar kelio žuvis kabo. Čia dizelį laikau. Dar lašinių turim, šiaip tai mes čia dar turim to maisto, dar gali mėnesį būt drąsiai. Va, per langą toks vaizdelis. Reikia kažką dar užkast pasimt gal.